Kauno Marių regioninis parkas yra įsikūręs vidurio Lietuvoje, šalia Kauno miesto. Kažkada čia buvo savaime susiformavę tradiciniai kaimai ir gyvenvietės, dabar tyvuliuoja viską užliejęs vanduo. Kiekvieną Kauno Marių regioninio parko lankytoją nudžiugins vaizdingas kraštovaizdis. Į vandens platybės įsiterpia žali sausumos iškyšuliai, pakrančių miškai, mariose baltuojančios jachtos ir puošnūs Pažaislio bažnyčios bokštai. Kalbiname Kauno Marių regioninio parko direktorę Nijolę Eidukaitienę, vyriausiąjį ekologą Paulių Vitkauską ir ekspozicijų vadovę Eglę Lukšaitę. Mes esame Kauno Marių regioniniame parke. Mūsų parko pagrindinis akcentas, aišku, yra Kauno Marios, tai unikalus gamtos ir žmogaus kūrinys. Užtvenkus Nemuną, Kauno Marios suformavo be galo įdomius lietuviškus fjordus, stačiašlaitės atodangas, kuriuose gyvena ir urvelius rausia smaragdiniai tulžiai, taip pat spalvingiausias mūsų parko paukštis, taip pat Rumšiškių miške slepiasi mieliausias ir ilgiausiai miegantis žvėrelis, didžioji miegapelė. O vaizdingame Arlaviškių Kadagių slėnyje galime aptikti mažą mūsų parko stebuklą gauruotąjį gvaizdiką. O Pažaislio balti bokštai, kurie išnyra labai gražiame Kauno Marių kraštovaizdyje, taip pat suintriguoja savo pasakojimais apie tunelius, kurie vesdavo ne tik į Kauno senamiesčio, taip pat apie vėžlius, kurie buvo vienuolių kamaldulio auginami šuliniuose. Tai mūsų visos gamtos ir parko vertybės yra labai be galo unikalios, įdomios ir mes juos vadiname mažaisiais parko stebuklais ir visus kviečiame juos pamatyti, atrasti, pažinti, aplankyti. O šitas visas grožybės galite pamatyti plaukdami Kauno Mariomis, jachtomis, motoriniais laivais, nes Kauno Marios, taip žinot, yra vienas iš labiausiai tinkamų vandens telkinių buriuoti, plaukioti. Taip pat pasigrožėti be galo gražiomis panoramomis, kur atsiveria žali pusiasaliai, atodangos, galit nuo piliakalnių, nuo apžvalgos bokšto, nuo apžvalgos aikštelių, kurios yra įrengtos lankytojams. Geriausiai pas mus keliauti pažintiniais takais, nes Kauno Marių pakrantės pasižymi raguvomis, slėniais, kalvomis ir mūsų įrengti pėsčiųjų takai eina kaip karoliukai suverti, yra visos vertybės einant takuose ir labai galite gražiai jas pamatyti ir pažinti. Bet mūsų lankytojai, mūsų lankydami ir pažindami mūsų parko vertybės, taip pat palieka šiukšlių nemažai. Tai yra didelė mūsų problema, nes mūsų parkas yra priemiestinis parkas prie antro Lietuvos miesto, Kauno, ir turim nemažą lankytojų srautą. Tai labai laukiame kultūringų, mylinčių gamtą lankytojų, kurie mylėtų tos mūsų mažuosius stebuklus, norėtų juos pažinti ir išsaugoti, nelaužytų mūsų infrastruktūros, kuri padeda lankytojams pasijusti patogiau, pailsėti, sužinoti, stendus paskaityti. Tai laukiame mylinčių ir kultūringų lankytojų ir labai kviečiame visus į mūsų parką. Keliaudami po mūsų parką, nepamirškite aplankyti vienintelio Lietuvoje Lietuvos liaudies buities muziejaus. Tai ekspozicija po atviru dangumi, kuriame telpa visa Lietuva. Kaip mes sakome, per vieną dieną gali aplankyti visą Lietuvą. Be Lietuvos liaudies buities muziejaus dar turime antrą muziejų, Salomėjos Nėries muziejų, o prie parko ribos yra Rumšiškių miestelyje yra Jono Aisčio muziejus. Taigi, kultūros paveldas yra taip pat be galo svarbus mūsų regioniniam parkui. Mes esame Arlaviškių kaimo pakrašty. Čia yra šlaite prie marių įsikūręs Kadagynas. Mes esame šlaito viršuje ir nuo šlaito viršaus labai gražiai matosi apačioje išsidėstę kadagiai.
Kadagynas yra ne tik kadagių sankaupa, bet yra krūmynai, kadagių krūmynai, nes jeigu tuose kadagyne atsiranda medžiai, jie labai greitai nukonkuruoja kadagius ir gaunasi miškas su kadagiais. Šioj vietoje yra palaikoma buveinė, nes labai derlingas šlaitas ir jame labai greitai užauga kaskart medžiai. Juos tuos medžius reikia pašalinti ir tada išlaikoma tas kadagino gyvybingumas. Dabar mes esam Žiegždrių kaimo pakraštyje, kur anksčiau buvo įsikūręs užlietas Kalniškių kaimas. Ši atodanga yra Kalniškio konglomerato atodanga, jai yra suteiktas valstybės saugomo gamtos paveldo objekto statusas. Jinai yra pagal savo ilgį, ko gero, ilgiausia Lietuvoje konglomerato atodanga, jos ilgis yra kažkas 350 metrų. Ir čia yra visų savo gilių atsidengia sucementuoti dirvožemio sluoksniai. Tai mes esam Pažaislio vienuolyne. Ir šitas vienuolynas buvo pastatytas 17 amžiuje ir jis buvo pastatytas kamaldulių vienuoliams. Tai vyrų ordinas. Ir nors jis buvo pastatytas vyrams ir net buvo lentelė, sakanti, kad moterims į šį vienuolyną įeiti draudžiama, bet dabar jame gyvena moteris vienuolės, seseris Kazimierietės. Ir jų čia gyvena 18. Ir šitas vienuolynas buvo pastatytas 17 amžiuje ir jis buvo pritaikytas tiems vienuoliams, o jų regula kamaldulių vienuoliams ir jų regula buvo gana griežta. Jie nevalgė mėsos, negėrė vyno ir tai buvo atsiskyrėlių ordinas. Ir kadangi tai buvo atsiskyrėlių ordinas, tai ir tam tikros taisyklės buvo, kokioj vietoj turėtų būti statomas vienuolynas. Tai šitas vienuolynas buvo, tada kai buvo statytas, buvo 10 km nutolęs nuo miesto, kad netrikdytų ramybės vienuolių. Kamaldulių vienuoliai šitam vienuolyne išgyveno 170 metų. Ir juos caras išvarė, nes įtarė, kad jie padėjo sukilimui ir čia atkėlė ortodoksų vienuolius. Ir ortodoksų vienuoliai čia padarė labai nemažai pakeitimų. Jie labai nemažai freskų uždažė tiesiog baltais dažais, šoninių koplyčių altorius išardė ir panašiai. Padarė tikrai ženklių pakeitimų ir kai kurie jų, aišku, yra negrįžtami, bet kai kurie jų netgi turėjo tam tikrą savotišką naudą. Pavyzdžiui, freskos, kurios buvo uždažytos baltais dažais, dabar, kai buvo nuimti restauruojant balti dažai, baltų dažų sluoksnis, buvo pamatytos tikros spalvos nuo 17 amžiaus išlikusios. Ir šiaip šitam vienuolyne, kas ypatinga yra, tai kad labai daug detalių yra išlikę nuo pat 17 amžiaus. Tai ne tik tai apdaila, tai puošyba, tiek marmuras, kuris irgi atgabentas buvo puošyba iš Krokuvos, tiek freskos, žinoma dabar jau restauruotos, stiko lipdiniai taip pat restauruoti ir didžioji dalis visų statinių. Parko lankymo taisyklės. Parko lankytojai turi teisę
statyti palapines, kurti laužus atitinkamuose teritorijų planavimo dokumentuose pažymėtuose ir tik tam specialiai įrengtose informaciniais ženklais pažymėtose vietose, stovyklavietėse, poilsiavietėse, važinėti transporto priemonėmis valstybinės ir vietinės reikšmės keliais, kuriuose eismas leidžiamas kelių eismo taisyklių nustatyta tvarka, statyti transporto priemonės tam tikslų įrengtuose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai. Žvejoti, medžioti laikantis aplinkos ministro patvirtintos tvarkos, kitų teisės aktų reikalavimų. Uogauti, grybauti, riešutauti, rinkti vaistažoles, laikantis laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarkos ir kitų teisės aktų reikalavimų. Plaukioti parko vandens telkiniuose mažomis plaukiojimo priemonėmis, laikantis aplinkos ministro patvirtintos mažųjų plaukiojimo priemonių naudojimo tvarkos. Parko lankytojai privalo saugoti aplinką, gamtos bei kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus, vertybės, tausoti gamtos išteklius, nepažeisti kitų gamtos išteklių naudojamų teisių bei interesų, tinkamai naudotis ir sutvarkyti paliekamą poilsiavietę, stovyklavietę ar kitą lankomą teritoriją. Ten, kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal pateiktas instrukcijas. Mokomose stovyklavietėse ir poilsiavietėse sumokėti nustatyto dydžio mokestį teritoriją aptarnaujančios institucijos įgaliotiems asmenims. Saugiai elgtis su ugnimi, laužus kurti tik specialiai tam įrengtose laužavietėse, kurios pažymėtos atitinkamai ženklais. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o baigus kūrenti kruopščiai užpilti laužavietę žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenęs. Pastebėję gaisrą jį užgesinti, o jei tai atlikti neįmanoma, apie gaisrą nedelsiant pranešti prieš gaisrinės apsaugos tarnyboms, o esant galimybei ir parko direkcijai, vietos savivaldos institucijai. Apie pastebėtus gamtos ir kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus, saugomų teritorijų režimo ir kitus pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai, parko direkcijai. Vykdyti teisėtus įgaliotų aplinkos apsaugos institucijų bei jų pareigūnų reikalavimus, netrukdyti jiems vykdyti aplinkos apsaugos kontrolės funkcijų. Organizuoti sąskrydžius, sporto, kultūros, sveikatingumo ir kitus masinius renginius, kuriuose dalyvauja daugiau kaip 100 žmonių, parke leidžiama tik raštu tai suderinus su parko direkcija ir teritorijos savininku, valdytojų ar naudotojų. Nardyti su nardymo įranga parko akvatorijoje leidžiama tik raštu suderinus su parko direkcija. Plaukioti savaeigėmis transporto priemonėmis, išskyrus vandens motociklus, parko akvatorijoje leidžiama tik raštu suderinus su parko direkcija.